Sveiki visi, šiandien pademonstruosiu, kaip susikurti fotopaveikslą, drobę internetu pačiam. Einam į www.printintime.lt. Savitarna yra daugiau produktų. Šiandien dirbsim su drobėm. Pasirenku, pavyzdžiui, horizontali drobė. Pasirenku, kokio dydžio norėsiu. Pasirenku terminą, per kurį norėčiau gauti. Nuo to priklauso ir kaina, kiekį. Ir spaudžiu sukurti dizainą. Jeigu mes norim užrašų, galim pasirinkti iš užrašų, arba kairėje pusėje yra, pavyzdžiui, nuotraukos. Čia iš Pixabay, Unsplash galim pasirinkti gatavus vaizdus, kokių tik norim. Arba dažniausia yra toks dalykas, kad žmonės nori savo. Tai yra upload, spaudžiam. Ir susirandam nuotrauką. Kalnai, va, aš kaip tik turiu pasiruošęs nuotraukėlę. Ja įsikeliu. Va, uždėjau. Žiūrėk, dabar kai mes įsidedam tą nuotrauką, labai yra svarbu, kad mūsų nuotrauka būtų bent jau iki žalio rėmelio. Žalias rėmelis yra būtent ta matoma dalis. Kas yra už žalio rėmelio, tai yra kraštas, bortas, būtent drobės kraštas, kurį mes matysime. Rekomenduočiau daryti visada pratęsti iki raudono, tik tai atkreipkite dėmesį, jeigu pasitaikys kažkokie užrašai ar dar kažkas, kad nepapultų už žalio, atitraukti nuo to žalio rėmelio. Tai va, pratempiu nuotrauką iki pat kraštų, spaudžiu užsakyti ir pildau visą užsakymo formą ir užsakymas padarytas.